Vidinė laimė, kai yra ramybė viduje, bet išorėje labai daug gali nuveikti. Man tarsi tas vidinis laimės jausmas, tai ne, kad trykšti juo ir dabar, žinai, euforijai tokioj, nes kažkada įsivaizdavau, kad tai yra laimė. O laimė tai yra, mano atveju, turbūt nebuvimas tų vidinių prieštaravimų ir frustracijų. Arba eini paišyt ir tas toks, taip, tu tą ranką taip brauki teptuku ir kažkaip atgyja viskas. Ir taip gera. Bet pasitikėjimas ir pasikliovimas gyvenimu, nes tiesiog pasitiki gyvenimu ir kad jisai tau padeda. Viskas darniai, viskas, kas ten bebūtų, vis tiek išeina į darną. Ir kaip viduje nėra vidinių konfliktų, yra tokia kaip vieta, kurioje gili ramybė ir atsipalaidavimas. Man gera, kai aš jaučiu ryšį su savimi. Jo, tai... Netgi kai labai gali būti ir sunku, bet jeigu aš jaučiu save, tai yra laimė. Žmonės laimingi labai individualiai ir unikaliai, o nelaimingi tipiškai. Dėl to, kad laimės jausmas priklauso nuo labai unikalių, individualių, vidinių žmogaus aplinkybių. Kaip tas aplinkybės atrasti, kaip jas puoselėti, kaip jas auginti, aš pasakosiu savo požiūrio plėtimo seminare spalio mėnesį.